Šiandien žiniose. Naujuoju Panevėžio meru išrinktas socialdemokratas Povilas Vadopolas. Į Panevėžį vėl atkeliauja gatvės muzikos diena. Galerijoje 20 eksponuojama Arvydo Žalpio paroda Žalia 2. Panevėžio mero rinkimus šiandien laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Povilas Vadopolas. Jam nusileido kiti du kandidatai – ligšiolinis meras konservatorius Vitalijus Satkevičius ir valstietė liaudininkė Gema Umbrasienė. Vadopolas sulaukė 18 tarybos narių palaikymo, Satkevičius 11, Umbrasienė 2. Nuotaikos yra geros. Džiaugiamės, kad turime tokią stiprią komandą. Mūsų valdančioji dauguma yra geriausia ir stipriausia, tai pats geriausias variantas iš visų galimų variantų, kuriuos galėjome sudaryti, turint tokius tarybos narius. Kokie pirmieji darbai? Mes turėsime pirmiausia patikslinti šių metų biudžetą, kadangi šių metų biudžetas yra deficitinis, nesubalansuotas. Jūs puikiai žinote, kad yra maždaug apie 20 milijonų litų popierinių, taip kalbant liaudiškai. Tai mes turėsime peržiūrėti visas programas. Nuo kai kurių programų teks nuimti, galbūt ir ženkliai, kitom programom pridėti, bet svarbiausiams mūsų tikslas, tikslinant biudžetą, pasakyti miesto žmonėms, kad jie būtų ir žinotų, kad mes nemažiname biudžetą, bet mes nuimame tuos pinigus, kurių iš esmės niekada nebūtų buvę. Tai yra, norime pasakyti, kad mes nemeluojame gyventojams, o tikslinam ir ištaisom buvusios valdančiosios daugumos klaidas. Naujojo mero pavaduotojais išrinkti Lietuvos liberalų sąjūdžio narys Gintaras Šileikis ir darbo partijos miesto skyriaus pirmininkas Petras Narkevičius. Šileikis bus atsakingas už kultūros, švietimo, socialinius bei sveikatos ir sporto reikalus. Narkevičius kuruos miesto ūkį ir investicijų programas. Darbų yra daug, bet norint iš tikro galvoti apie žmonių gyvenimo gerinimą, manau, kad pagrindinė problema tai yra darbo vietos. Todėl pagrindinis klausimas bus santykis su verslu. Šį noriu keisti, noriu kalbėti su visom įmonėm, nežiūrint, ar jos priklauso ar nepriklauso, kaip jau minėjau, pasisakėme pramonės rūmams ar konfederacija ir iš viso niekam nepriklauso. Jie bus atrasta forma, su jais bendrauti, kalbėsime savo jų problemas ir žiūrėsim, kaip galima pagelbėti, kad jie išsaugotų darbo vietas arba netgi jas kartu. Esame programoje koalicijos parašę, kad svarbiausia sujungti, suvienyti kultūros žmonės. Prie kultūros skyriaus numatėme įsteigti ekspertų, autoritetingų kultūros atstovų, savo sričių specialistų tarybą. Švietimo taryba taip pat turi būti įsteigta žymiausių, ryškiausių švietimo šviesiausių protų, kurie galėtų svarstyti svarbiausius klausimus kultūros įstaigų, švietimo įstaigų finansavimą, optimizavimą ir sąlygų sudarimą kūrėjams kurti, švietimo darbuotojams, na bent jau kiek galima turėti normalias darbo sąlygas ir gauti jau orumo nežeminantį atlyginimą. Panevėžyje į koaliciją susibūrė 4 partijos – Socialdemokratų, Tvarka ir Teisingumas, Darbo partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis ir nepriklausomas kandidatas Tadas Labutis. Tačiau tarp jų nėra per rinkimus daugiausiai balsų ir miesto taryboje ne 9 vietos iškovojusios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Ir kaip teigia dabar jau buvęs meras konservatorius Vitalijus Satkevičius, naujosios koalicijos sudaryta programa nėra tobula, o ypač joje pasigendama socialinių problemų sprendimo būdų. Naujoji susiformavusioji naujoji dauguma pateikė savo programą, kaip jie minėjo, balandžio 1. Aš pasigendu, visiškai nėra socialinių dalykų. O žinote, šiais laikais Panevėžyje, kai mūsų bedarbystė pati didžiausia, ar jie netyčia praleido, kuo aš labai abejaučiau, jeigu įsirašo net 4 partijų atstovai, visiškai nemini socialinių reikalų, tai jeigu ir iš tikrųjų jie nieko nedarys socialiniai srityje, tai panevėžiečiai nedovanaus tokių dalykų. Ir mes, sakykime, kaip opozicija, tiesiog būsime priversti
reikalauti, kad būtų tinkamas dėmesys socialiniai rūpybai. Savivaldybės administracijos direktorės pareigas ir toliau eis partijos Tvarka ir teisingumas narė Kristina Vareikienė. Į Panevėžio gatvę šiemet vėl grįžta gatvės muzikos diena, kurioje gegužės 7 dieną kviečiami dalyvauti visi grojantys, šokantys, dainuojantys bei kuriantys panevėžiečiai. Gatvės muzikos dienos šventė tai tokia šventė, kuri vienyje visus kalbančius pačia universaliausia kalba pasaulyje, tai muzikos kalba. Tad visus norinčius pripildyti miestą muzikos garsais kviečiame registruotis telefonais į Panevėžio bendruomenių rūmus 4610 71, mobiliuoju telefonu 8615 557 13 arba elektroniniu paštu laima@pankultura.lt ir pateikti šią informaciją, tai atlikėjo ar grupės pavadinimą, savo kontaktus, taip pat techninių priemonių reikalingumą. Na, o ši šventė vyks gegužės 7 dieną nuo 10 iki 14 valandos Laisvės aikštėje arba jos prieigose. Gatvės muzikos dienos šventėje nesvarbus nei muzikuojančiųjų amžius, nei profesionalumas, nei muzikos stilius. Svarbiausia – tapti grojančio miesto dalimi. Kviečiame muzikuoti šeimomis ir norime, kad ne tik tai muzikuotų, bet ateitų ir ne tik tai pasidžiaugti savo grojimu žmonės, bet ir kviečiame, kad ateitų ir palaikančiųjų komandos, kad kurie pasižiūrėję galėtų prisijungti kitą metą ir patys muzikuoti, šokti ar dainuoti. Žodžiu, man atrodo, kad šitas projektas tikrai yra vykęs ir tikrai kasmet vis daugėja dalyvių ir taip pat tikimės, kad tikrai ši šventė bus tradicinė kasmet. Norintys dalyvauti gatvės muzikos dienoje bendruomenių rūmuose kviečiami registruotis iki balandžio 29 dienos. Galerijoje 20 atidaryta kauniečio menininko Arvydo Žalpio paroda Žalia 2. Arvydas Žalpys yra dailės pasaulyje žinomas ir kaip galerininkas, ir kaip menininkas. Jis yra Galerijos meno parkas Kaune direktorius. O dabar panevėžiečiam pristato parodą Žalia 2, antras laiškas kolegai Andrėjasui Pitlikui. Andrėjasas Pitlikas yra vokiečių menininkas, kuris savo kūrybai naudoja vien žalią spalvą. Žodžiu, jo tapyboje nerasi kitos spalvos, tai yra žalios spalvos virtuozas ir būtent Arvydas Žalpys paskyrė jam šią parodą. Tai joje eksponuojamos fotografijos iš būtent Andrėjaso Pitliko parodos atidarymo ir jisai tiesiog pagaudė detalės, kur yra žalios spalvos, visą foną nupilkino ir liko tik tai autentiškos žalios detalės būtent iš to menininko parodos atidarymo. Taip pat yra ir pats menininkas nufotografuotas, aišku, ten tik tai irgi gaudyta detalė, būtent tie batai, kur su žalia spalva. Ir taip pat eksponuojama video instaliacija, tai tokia paroda, maloniai kviečiam. Arvydo Žalpio paroda Žalia 2 galerijoje 20 veiks iki balandžio 27 dienos.